šiol mes labai daug dėmesio skiriame pastatams, tam kūnui miesto, bet pamirštame tą antrąją materialią kūniškąją jo dalį, tai yra gamta, kuri yra labai svarbi ir netgi nominacinėje byloje yra užakcentuota kaip viena verčių, kad yra tas labai darnus ryšys, kad miestas urbanistinis audinys suaugo su gamtinė aplinka. Dėl to mes organizuojam tokių edukacijų ciklą, norėdami patys savo išsiaiškinti, pasibrėžti, kas vis dėlto ta yra gamtinė aplinka. Ir jau pradėjome nuo Jono Šečkaus paskaitos, kur geologas paaiškino apie tuos laikus, kai nebuvo ne tik Vilniečių, bet ir jokių medžių mieste, tik tai klostėsi mūsų geologija ir pasivaikščiojimo ekskursija 17 dieną. Na, o šiandien mes turėsime jau žvilgsnį į tą žalį rūbą Vilniaus, istorinį rūbą daugiau akcentuos. Algis Davenis, arboristas, pilnas vardas Sigitas Algis Davenis. Trumpai apie jį, Vilniaus universiteto gamtos tyrimų centro gamtos mokslų, ekologijos aplinkotyros krypties mokslo doktorantas. Jau dabar disertantas, doktorantas, tas, kuris dar studijuoja. Disertantas, taip. Knygą. Tai va, turi kvalifikacijos pažymėjimus įgyjęs ir arboristo darbo aukštyje, ir arboristo profesinės kvalifikacijos. Jis ne tik rūpinasi pavieniais medžiais, tokiais kaip valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, kūnų baublių ir taip toliau, neminėsiu čia daug, taip pat ir istorinių parkų irgi rūpestis yra jūsų, ar ne, tai Užtrakės, Žagarės dvaro ir panašiai. Taip pat viešųjų erdvių, ar ne, tokių istorinių, jau kurie ilgesnį metą gyvuoja, tai yra Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės arboristikos studiją atliko ir Lukiškių aikštės želdinių sanitarinė autorizacija. Na, iš tikrųjų daug, net neminėsiu visų, bet... Geriau neminėkit, nes aš pasakysiu. Tai čia ilgas sąrašas ir taip pat mūsų šiandienos vadovas, kuris ves šitą visą edukaciją, Žurenis užsiima ir teisėkūrą truputį, švietimo programas įsitraukia rengdamas švietimo programas ir taip pat visuomeninė veikla užsiima, taip pat pedagogų darbą dirba, na, iš tiesų tokia didelybė asmenybė. Nenoriu gaišti laiko, noriu greičiau užleisti sceną jūsų paskaitai, jeigu kas dar nematote. Tai Vilniaus istorinio centro veikla, kaip ir minėjau, tiesiog pažvelkime, koks buvo tas istorinis rūbas, ką šiandien turime. Ir nieko nesakau, viskas. Ačiū. Jo, tai čia daug laukių buvo, jų dar daugiau ir neišvardinami. Nesigilint. Matot, čia buvo panaudotas žodis DNR. Turbūt niekas nežino, kas tai yra. Tai čia kalba eina ne apie pastatų dezoksirimonę, o apie žaliųjų gyventojų, kurie gyveno čia šitoj vietovėje, kai dar Vilniaus išvis nebuvo. Apie tai kalbėsiu vėliau. Nu ir kurie dabar gyvena. Žalieji gyventojai, tikrieji gyventojai. Mes atėjūnai esame šitą vietoje, atsiminkime. Esame atėjūnai ir mums reikia jų pasiprašyti. Gal ne tiek į medžius, kiek į tą gamtinę aplinką, kurią žmogus ir lygi šiol labai sėkmingai naikina. Tam, kad išgyventi, jisai naikina savo artimuosius brolius. Medžius, visą tą kitą aplinką. Tai čia toksai trumpas įvadas. Paskaitoj mano, čia neskaitau paskaitę, čia visi mes dalyvaujam. Šitoj paskaitoj bus ne vien Vilnius pavyzdžiai. Ir pradėsiu nuo to žodžio, tokio, turbūt ne visi žino, tai ir aš nežinau lygiai tam tikro laiko, kas tas yra arboristas, arboristika, arbologija ir aibė ten tų dalykų. Na ir pradedam. Pradedam nuo to, poezija. Pas mūsų rasa, galim paskaityti. Galiu aš paskaityti, bet aš toks nesu aktorius, bet turbūt supratot, apie ką kalba eitų ir kad mes net ir būdami tokioj, skaitysim, visiškai nedraugiškoj aplinkoj medžiams, gamtai, stengiamės į tą gamtą bet kuriais atvejais grįžti. Nereikia toli eiti, va, už 3 metrų
nuo slenksčio gamtos žydinėlis yra sukurtas. Ką aš sakysiu, manęs neklausykite. Aš sakysiu savo nuomonę, savo patirtis, savo suvokimus. Perfrazuotas Albertas Einšteinas, kaip matote, neklausykite tų viršai, aklas tikėjimas, autoritetų yra didžiausias tiesos priešas. Netikėkite ir mano žodžiais. Čia mūsų kredo tokia yra. Nes kitas atėjęs gali tą patį visiškai kitaip aiškinti. Einam toliau, nes laiko nėra. Nu, va, čia prieš jūs pradėsiu, kas tai yra arboristika. Nes, kad suprastumėt, šiuolaikinę medžių gamtos padėtį, Vilniaus miestą reikia suprasti iš toli. Tai va, prieš jūs 24 būdai, kaip sunaikinti Vilniaus medžius. Iš vienos pusės. Iš kito suvokimo, iš gamtos saugomo suvokimo, 24 būdai, kaip išsaugoti. Ko nedaryti, kad išsaugoti medžius. Tuos visus dalykus gaila lazeris nerodo, pirštai nuo šito rodysiu. Viską tą mes darome, statydami miestą, gyvendami mieste. Nu ir išvykę iš miesto, kiti tęsia tuos darbus. Piešinukas toks labai informatyvus ir, aš manau, suvokimas. Be jokių ten mokslinių išvedžiojimų. Einam toliau, kasgi tai yra arboristika. Žodis toksai, vos ne keiksmažodis, kai kam dabar čia arboristai tai čia naikina medžius. Iš tikrųjų, tikrieji arboristai tai nenaikina, o kaip tik pagrindinis tikslas yra užtikrinti medžių gerovę, apsaugą urbanizuotojų teritorijų. Ir iš to visi veiksmai, kurie yra jame. Matot, kiek čia visko yra. Tai čia dar labai žemai, čia pats žemutinis lygis. Jeigu žiūrėtų aukštuminis lygis, tai mes nueiname net iki ir miškų, nueiname iki bendrojo Lietuvos plano, Europos plano ir panašiai. Nes visi šitie, skaitysim, mūsų žalieji gyventojai reikalauja, tiesiog šitie prašo apsaugos, jų apsaugos. Vėl, labai paprastai reikia skirti jauną ąžuoliuką prižiūrėti, bet kaip šitas kur kieme. Na ir tas jau, kuris yra pagyvenęs, kaip aš, arba dar daugiau. Mes matot, net yra įvestas paliatyvioji arboristika, tai jau kur reikalaujama tenkinti kaprizus. Vilniaus mieste tokių individų, vėl individai, medis tai yra individas, su visom savo jutiminėm funkcijom. Tai tokių nėra. Išnaikint. Bet, pasidairius aplinkui galima rasti. Kita va tokia, čia ta pati gerovė atrodytų. Yra žmogaus gerovė, yra naminių gyvūnų gerovė, va čia medžių gerovė. Daugam tai yra, kaip sakant, kosmosas, nesupranta. Kam varijai? Todėl, paprasta logika. Kuo skiriasi dendrologija ir dendrologas laikotarpis? Todėl, kad jie labai siaurai, o mes ekologija, fizika, chemija, klimatologija, viskas į vieną sudėti. Pas mus dendrologija irgi yra, bet labai, tai siauroka. Tai va, tai ta gerovė matome. Reikia rūpintis ne vien, ką mes matome, bet ir tai, ko mes nematome. Nežemi po to, nematomų pasaulio. O tas nematomas pasaulis, pamatysit, jeigu spėsime lygiai 7 ryto, pamatysite daug. Tai, gyvybinė erdvė. Kiek tam medžių reikia? Kiek ąžuolų reikia? Normaliam ąžuolui, mūsų paprastajam ąžuolui, lotyniškai pasakysiu, Quercus robur, reikia šaknynui. Jeigu skaičiuoti nuo kamieno ašies, šaknyno reikėtų maždaug 30 metrų. Vieną pusę, 30 metrų kitą pusę. Kur mes miesto sąlygom tokią rasim vietą, kad tas ąžuolas galėtų augti. Vamzdžiai, trinkelės, asfaltai, namai, pastatai ir visą kitą. O dar reikia karūną turėti. Irgi reikia vietų. Pastatai ir, balkonai, nežinau, čia aibė dalykų. Kita savoka - sveikas senėjimas. Ar
medis pasieks savo tą genetišką DNR, nėra tų žodžių čia, ar DNR užprogramuotas, sakysim, tą visą jo amžių, ar jisai pasieks būdamas miesto sąlygų. Niekas turbūt nesusimąstė, tiesiog žmogaus gyvenimas yra labai trumpas palyginus su kokio ąžuolo gyvenimu. Tai va, sveikas senėjimas. Mes nuo pat vaikystės, praktiškai nuo sėjinukų rūpinamės, kad jisai augtų taip, kaip jam duota gamtos. Net ir gilinamės į genetiką, vėl tenkiname tam tikrus tuos pačius fiziologinius poreikius, kad jisai pasiektų savo gyvybę. Nebūtų anksčiau laiko numarintas ir nustekentas. Čia mes kalbam ne apie lentų gamybą, o apie žaliąjį gyventojų. Koks turėtų būti gyventojas? Čia pilna šitų žodžių teorijų. Prieš jūs porą medžių, jaunikliai, taip sakysim, kurie, čia duotu atveju palei tramvajų, ko Vilniuje nėra, bet tai pavyzdys vis tiek tinka. Jeigu pastebėsite, pavaikščiokit Antakalnio, pavyzdžiui, gatve, pamatysite, kiek medžių pasodintų ne taip senai prieš 60 metų, kiek medžių jau yra išmirę, arba mirštantis, tiesiog mirštantis. Juos išima kas į metus po kelis vienetus išima. Ta prasme jau pavojingi patampa. O kas kaltas? Urbanizacija. Visiškai nežiūrėjo fiziologinius poreikius, sodino bet kaip, kur nori ir panašiai. Tai va, čia aišku stelmužės ąžuolas, o šį čia latviškas pavyzdys, estiškas pavyzdys prie dvaro, sodinta prieš kažkiek tai ten, daug, apie 200 metų, bet kaip pas mus būtų tokia liepa, žiūriu, nupjautų, šį čia jie sugeba išsaugoti. Ir parodysiu lietuviškų pavyzdžių. Čia va irgi viskas tai yra to arboristo, darbininkų arboristo. Ne planuotojų, ne mokslininkų, o darbininkų, tie, kurie atlieka darbus. Tai, jeigu ten žiūrėti, ten toli, kaip Belgijoje yra, buvęs vienuolynas, ir dabar vienuolynas yra, ir seno sodinimo medžiai, naujo sodinimo medžiai. Šį čia irgi visokiausios gudrybės dabar, ko reikėtų ir mums. Atsiradus fotografijai pavyko kažkam tai, gal ir dirbtinas intelektas, bet Lietuvoje tokių nuotraukų mes neradome. Nes nebuvo tokių žmonių, kuriem tai rūpėtų. Čia Amerikoje, nežinau, Čikago, vadink, kur nori, nelabai ten saugodavosi, bet va tokius dalykus jau lipdavo į medžius. Nes ko lipti į medį? Lipam į medį tam, kad sutvarkytų, mes jau vaizdžiai šnekam, kirpėjai, sutvarko šukuosim, daro įvairias iškirptes, ten formuoja ir panašiai. Šiek tiek pakalbėsime. Tai va, tai čia ąžuolas, o šį čia va, jau dabar išlūžusi prieš 2 metus Vilniaus liepa. Sapiegų parko. Taip. Tai va čia tokia realia, čia maždaug 20 metrų, gal biškai mažiau, aukštai. Ir čia manęs nepažinsite, tas, kuris turi kažką tai geltono, tai čia aš. O ten toliau pažįstate turbūt. Tai čia irgi atsodinta, įvardinsim Zuoko laikais, atsodinta Gedimino prospektas ir jas reikia kasmet praktiškai, kas 2 metai šukuoti, prižiūrėti. Tol kol kas pasigendame iš Vilniaus miesto. Kelias irgi, čia beveik galima sakyti Vilnių, bet tai ne istorinis, bet ne. Kelias istorinis, pavyzdžiui, senasis Vilnius Kaunas kelias. Ar kas nors buvote aplankę? Ar matėte, kokia dabar jo, koks jo likimas? Lenta yra, medžiai praktiškai jau yra žuvę. Dar gyvės daugiau mažiau, bet... Tai va, šį čia iš Europos pavyzdžio, sugeba žmonės. Tai yra čia Vokietijoje, Rugijoje, arba Riugeno saloje yra nacionalinė vertybė. Ko Lietuvoje nėra, ten yra nacionalinė vertybė. Keliai apie 3000 km. Jie tiesa dabar fragmentuoti, bet 3000 km. Eina nuo šiaurės per visą Vokietiją. Jūs važiuojate tuneliu. Medžiai, visko ten irgi matė, bet sveiki, jie prižiūri. Ko ir pas mus trūksta. Ar čia kas nors pažinsite, irgi susietas su... Žutrakis. Teisingai.
Eduardo Andre parkas, Eduardo Andre parkas Trakų Vokėj. Tai čia jis jau po restauracijos. Dabar jis jau yra kitoks, aišku, medžiai jau paaugo, bet einama su rūpesčiu, su perspektyvos matymu ir kad būtų gražu. Čia vėl schematiškai daug nekalbėsiu apie tai. Taip yra maždaug įsidėstę augalų šaknynas. To, ko mes nematom. Apie tai vėliau, čia va irgi, žodžiu, galima praeiti. Nu va, ką mes matome? Dažniausiai gaila neturiu šito. Nu, matome medį, matome kelmą, vadinsim, kelminę dalį. Nu, kažkiek tai šaknų. Bet užtat nematome kas dedasi ant šaknų. Ir čia yra didelėme miesto bėda, nes tai gaunasi, matot, tokia situacija. Mes mindom. Tai medžių yra skirtumas? Medžių tai yra didelis. Nes aš nežinau. O jeigu jums kas per kojos pirštų? Ne, tai ten po žemė, aš tai galvojau, kad medžiai nėra skirtumas. Yra. Tai va, aš einu link to, kad čia mes tą gerovę ir nesirūpinam. Taip man. Pamatysite, todėl. Tai va, dar reikia neužmiršti. Pas mus lygi šiol praktiškai vyrauja jau jaunystės kultas. Kaip ten bebūtų. Dažnai, čia gal kitam bus. Čia gal linksmiau bus. Medis irgi kaip ir žmogus. Matot. Irgi jaunas, visi džiaugiasi, vaikai džiaugiasi, medis irgi. Jisai užima, gal be mokslinių terminų, užima erdvę aktyviai. Jisai plečiasi, jam reikia erdvės, jam reikia ne vien ant žemynės, bet ir kas ten žemėje, kur visa stiprybė jo yra tenas, ne viršų. Mes irgi apie fotosintezę nekalbėsim, bet ten fotosintezė, čia viskas renkama. Ir va matote, užaugo, lytinė branda, paskui ateina irgi senatvė, kaip ir visi, medžiai tas pats. Žmogeliukas jau anksčiau išeina. Medis dar, kaip matote, parodo savo senatvę. Bet plykiai jau irgi tas medį formuojasi. Ir galop jau, kai ir jį pasodinė žmonės, apie kelios kartų žmonių, medis irgi ateina galas. Taip jau yra gamtoj sutverta. Ir šito vengti, tai nutolint nuo savęs tą mintį, galbūt neprotinga. Tai va, tai čia beveik ir mūsų jau praktikuojama, vertingi ar bevardiniai medžiai paliekami gulėti kaip istorijos paminklas, gamtos paminklas. Vietoj kelmas, kaip sakant, čia viskas irgi Vokietija, čia vos ne pačiam Berlyno centre guli tokie medžiai. Vilniuje dar nėra to, pas mus tai dažniausiai žiūri biokūrą, šį čia paliekama. Kaip pastatas, jeigu tik pamatai saugomi, tai medžio pamatai irgi saugomi, kuris už tą pastatą ar ten už tą miestą gerokai ilgiau buvo tai vietoj. Tai va, tai daugelis mano, kad medžio, tai yra medis, kiek viršui, ten apačioj kažkas taip pat panašiai. Bet jau paskutinė 100 metų tyrimai parodė ir mūsų dar tos sunkokai suvokiama, kad vis dėlto medžio viskas yra ne taip giliai. Nes ten labai giliai, vėl ten, nors yra trąšos, bet nėra šviesos. Ten gyvybės nėra. Medis ten tik tai porą šaknų išleidžia tik tai kaip atramą. Bet mityba pas jį visą vyksta, maksimum 0,5 metro gylyje. Ten, kur yra gyvybė, dirvožemio gyvybė. Tai va, čia maždaug vėl simboliškai, kiek viršų, tiek apačioj. Čia, jeigu taip jau pasakyti, centras yra kamienas, šaknis, medžio šaknis, medžio laja ir kiek šaknis dar išeina iš po lajos. Nes anksčiau mes tai visi žinom, kiek laja, tiek šaknis. Tai paprastai pridedam dvigubų. Ąžuolam gali būti 3.
O dar jeigu pridėti mikorizinius ryščius, tai praktiškai visas laukas. Tai va, tai gyvybinė erdvė, kiek reikia suteikti. Nu ir dabar čia, jeigu pasileis tas filmuks, aš ir čia apie tai, kad paprašysiu paleisti. Nežinau, kad čia paspausti. Čia medžio, seno medžio vidus. Paprastai pas mus to nelaukiama, nes bijoma, kad jisai išvirs, kad jisai bus, pavojingas. Tai mes irgi prižiūrėdami labai tikrinam, kad jis nebūtų pavojingas. Bet jūs atraskite, va čia iš mūsų tarpo, kuri buvo, pavyzdžiui, Stelmužės ąžuolo viduje, kitų ąžuolų viduje. Baublį tik tai. Tai baublys jau negyvas, tenais. Jau jį ten atvežė negyvą. Normalus medis, Lietuvoje nėra, Europoje irgi tokių nėra, bet šitos patalpos dydžio viduj. Čia ne. Aš kitų Atlantiją. Tai viršūnė, bet ta prasme, kaminas, galim sakyti, išeina į viršūnę. Taip kaip yra speleologija lenda į uolas, tai yra irgi pas mus tokia, pomėgis landžioti po tokius rūmus. Jo. Čia trumpai kita didžioji bėda prižiūrėtojų, arba kitaip sakysim, tų senųjų prižiūrėtojų yra tai, kad medžius genėdavo kaip pakliuvo, kada nori, kaip nori, kurioje vietoje nori. O ką tai jis padaro? Tai padaro puvimo procesus. Žmogus savo neišmanymu dažniausiai paspartina medžio senėjimo procesą, tai yra puvimo procesą. Medis pradedamas pūdinti. Nu, čia irgi biškai išdėstymas, kad jūs suprastumėt, jeigu aš ten kažkokiais tai keiksmažodžiais čia pradėsiu keiktis, lotyniškais ir ten panašiai. Tai žinokit, tai yra taip, čia vėl simbolinis medis, kur būtinai turi turėti viršūnę, bet viršūnė gali būti dvi. Aš tai man labai patinka vadinimas slybinas su dviem galvom. Abi dvi galvos tarpusavėje pešasi. Medis irgi tarpusavėje pešasi. Šitie, medis genetiškai yra vienas, bet pas jį morfo, tas genotipas pasireiškia tokiu fenotipu, kad yra dvikameniškumas, gali būti triskameniškumai, ten daug visokiausių būna. Be žmogus įsikišimo, tai gamtoje. Sakysit, kam to reikia, tiesiog gamta išdykauja ir atrenka nevykusius kombinacijas. Tai va, tai, žodžiu, atsiminkit pataikę pasakymą, yra slybinas su dviem galvom. Jos tarpusavėje pešasi, kurį nugalės. Ir jeigu nieks nelaimi, tai šitoje vietoje medis kyla. Ja. Tai paskui parodysiu, kaip galima sustabdyti. Ir tai daryta buvo prieš 100 metų. Čia nelabai vykusi yra, bet vėl analogiška iš to. Tik čia jauni medžiai, ten jau skaitysime, brandus, jų pražylė, praslinkę. Šičia, matot, yra aiškus lyderis. Šičia yra, kaip čia galima sakyti, 3-4. 4 viršūnės. Taip dažnai darydavo ir čia net Vilniui, specialiai, kad būtų kuokštas, gražesnis kuokštas, tai padarydavo. Lukiškių aikštė taip pat buvo genėta. Tam tikrą laiko tarpą tai viskas gerai, bet ateina senatvė. Ir toj vietoje viskas pradeda birėti. Puviniai. Medis pradeda birėti, tada ką daryti, tada pjaunam. Ir panašiai. Pataisyti jau būna sunku. Tai vėl logiška, kad tie sodininkai, kurie anksčiau rūpindavosi, kad galėjo biškį labiau pagal įsigilinti į medžio poreikius. Čia vėl kokios tai medžiai būna, jų ir Vilniuje yra visokiausių, kiekvienos rūšies. Dabar jums jau užduotis, koks čia medis. Teisingai kas pasakė, kokia?
Antaninė. Ne, Kimiškinė. Ta lietuviška obelis. Lietuviška, ne? Tikra lietuviška obelis. Jų ir Vilniuje yra. Tik mes jas užmiršom. Šitos obels apim, nu, vėl, sakysim, Talija yra 380. Oho. Metukų virš 300. Oho. O tai čia Vilniuje nuo to padaryta? Čia ne Vilniuje, bet Vilniuje panašių jau. O kurioje vietoje? Nu, jeigu pasakosiu, tai ilgai. Bet tai yra saugomoje, Vilnius saugota. Einam toliau. Čia prieš jūs. Aišku, čia ne Vilnius, bet Vilniui gali turėti tokias. Bet, nežinau, kalniečiai... Liepa. Žalapė liepa. Bet kaip šičia va, jeigu pažiūrėti šitą pirmą nuotrauką, atrodo kaip ąžuolas. Aš kaip pirmą kartą pamačiau, bet jau čia daug metų, 15-16 metų, maniau, kad tai yra ąžuolas. Tai yra liepa. Miesto sąlygom jinai vargiai būtų išgyvenusi, kadangi čia kažkada tai buvo dvaras, prie dvaro buvo, paliktas medis yra vien dėl to, kad, gal žiūrėsim, va šitą va, šaka buvo paranki, nusikaltėlį, vadinsim, pririšti, kad dėl to ir paliko jį kaip nusikaltimo įrankį tą medį, bet dabar jisai jau, aišku, netarnauja. Tai va, jisai senai neturi lyderio. Lyderis yra senai degradavęs, tai yra senatvės požymis. Apimtis tokios liepų 6 metrų. Žodžiu, dalinam iš pi, arba iš 3, netoli 2 metrų skersmuo. Ir, čia, žodžiu, mastelis. Kad žinotumėt, kas kokio tai dydžio liepa. Ir čia iš vidaus. Pakliūti į vidų galima tik per viršų. Dar kol kas tokio plyšelio niekam nepavyko veikti. Tik iš viršaus. Einam toliau. Čia kas pas jūs, jūsų manymu. Tiesa, ne Vilnius, Kaunas. Klevas, ne klevas. Liepa gražuolė. 4 medžiai susidinti į vieną vietą. Nuo pat pasodinimo, kaip matote, turi vietos. Žinoma, ir Europoje jinai yra, dėl to ir gražuolė. 4 medžiai vienoje pozicijoje. Čia vėl žmogaus išdaigas. Čia kas jūsų manymu? Ne. Čia didžia lapė liepa, jai apie 800 metų. Ir Lietuva? Čia. Čekija. Bet vėl, tai pavyzdys, kad čia, atrodo, kad kaimukai, bet miesteliukas, galima sakyti. Iš tokių miesteliukų, kaimukų Vilnius plečiasi, užima tokius. Ir jums gali pakliūti į miesto teritoriją. Tai va, dabar čia kita, žiūrėkite, kiek pastangų miestelio, Čekijoje miestelio gerbė yra. Gerbė būti centrinis gyventojas. Prieš 130 metų ją norėjo nupjauti jaunasis ponas, nes jau prasidėjo turbūt gal tie automobiliai. Jam maišė pravažiuoti, norėjo nupjauti, kaimiečiai, miestelėnai sukilo. Stokit. Suveršta, produktyviai, viskas labai greitai. O pas mus būtų jau senai. Maišo ir nupjauna. Aš čia, kaip pasakyčiau, architektai galėtų labiau įsigilinti į tokį žalio gyventojų poreikius. Čia jinai taip graviūros atrodė kažkada, tai ten, kai dar nebuvo fotografijos. Ten žmonės piešdavo medžius. Lietuvoje, mažo Vilnius, mažo labų, bent jau nerandam. Kas čia per, ne panelė, o medis. Ąžuolas, paprastasis ąžuolas. Taip, jinai kaip mastelis tarnauja, matot, viena šaka praktiškai, nieko jau nėra, bet gali gyventi ir Vilniuje. Paskui parodysiu, kad ir gyvena Vilniuje. Ne taip toli nuo čia. Čia yra 2 įskiepyti, tarsi 2 ąžuolai, suskiepyti vienas į kitą. Bet kodėl aš įdėjau tą nuotrauką, todėl kad jie skirtingai auga. Tai vėl žmogus eksperimentuoja, o gaunasi monstrai vėliau. Čia maždaug taip gaunasi po 100 su plius 150 metų. Tai dabar žiūrėkit, ką išgyvena tas nabagas
žaliasis gyventojas, gyvendamas tiek gamtoje, tiek ir mieste. Gyvena, augimą, plėtrą, brandą, senėjimą, ir galop žūtį. O kaip taip atrodo stilizuotai piešiant lają, piešiant kamieno vidurius, turiu minėti ertmės, kaip formuojasi. Ir va čia taip nupiešta, o čia pačioj skersinė pjūvė. Tai atrodo maždaug kelmo lygiai. Tai matote, jau senatvėje, viskas iš vidui būna, degradavę, taip sakys. Bet yra ir sėkmingų, čia gero genėjimo rezultatas, kaip matot, užsitraukia žaizda. Pasigilinus ten, pasikapšęs vidui, yra užuomazgos pūvinio, bet viskas, jeigu gerai atliktas pjūvis, gerai atlikta, skaitysi, medžio, sveikata stipriai, jis sugeba tą cistą laikyti. Jeigu tai pažiūrėti, tai biškį primena kitą žmogus. Čia vėl filmuką tokį pavaizduosiu. Mums uždavinys, kaip sakysim, arboristai, tai stengiasi kuo mažiau pažeisti medį ir sumažinti to lajos dydį. Mūsuose tai dažniausia, jeigu čia yra kamienas, tai pjauna čia, visi biški. O galima taip sutrumpinti šaką. Tai jeigu taip sakysim, ten yra namo siena, jau kaimynai visi pyksta, nes brūžina ir panašiai. Taip, mūsiškiai skaitysim, čia vietiniai. Taip nupjauna. Mūsiškiai, aš turiu manyti, kurie. Taip sutrumpina. Atitraukia nuo sienos, medžio visa šaka yra, atitraukia nuo sienos, kiek reikia. Ir tai daroma ne per vieną užvažiavimą, vėl laiks nuo laiko, su kūryba, su žiūrėjimu į priekį, kaip tai viskas paveiks. Ir čia irgi apie tą patį. Jau čia šių dienų aktualiai. Šį medžio šešėlėje, matot, kokia temperatūra. Ir mūsų uždavinys irgi yra suvaldyti lają reikia. Nes, vėl, trinasi dar kažkas, bet tu negali nustobrinti, nes, galop viskas ten apačiau išdegs. Ir žmogus tame tarpe. Einam toliau. Schema pas mus irgi iš to dailyraščio, kaip mes stengiamės gražiai atlikti darbus, nes kiekvienas arboristas yra meistras, tai yra kaip skulptorius. Ir pavaizduoti, kaip vystosi ąžuolas. Tas pats ir Vilniuje. Galimai anksčiau vystėsi. Ir jeigu dabar jie ąžuolai yra vystomi, kad turėtų būti visai kitaip vystomi ąžuolai. Tai viršuj vėl eilutė yra ūkinio arba miško ąžuolo atvejis. Vidurinė eilutė, mes vadinam patvorinė. Kažkur tai prie kultūros šliejasi, kultūra aš turiu minį žmogaus veiklos šliejasi, ir čia pačio jau kultūringa priežiūra medžio. Tai kaip matot, viršuj laja, ten kažkur tai viršuj lajos praktiškai nėra. Taip formuojami yra rąstiniai ąžuolai, pramoniniai. Šičia antroji eilutė, matot vėl slibinas su dviem galvom. Kažkada tai tos galvos pradeda gerėti. O tie, kurie jau prižiūrimi ąžuoliukai, kur ten su jais, lepina, lepinėlį. Galop, matote, čia mastelis palyginimų, kaip kokie ąžuolai dėl to pasiekiami yra. Nesigilinant į ąžuolų morfotipus, tai yra visokiausių ten jų irgi yra tipų, bet mes galime. Ir šičia matot, senatvėj, praktiškai visos grožį, vėl paaiškės, sijonas paliekamas, viršūnė žemėja, senas, kaip ir senas žmogus žemėja. Tas pats su mūsų Mažala pilies. Daug nepasakosiu, matot, viršuj laukinė, miškinė, galima sakyti, patvorinė, ir prižiūrima lepai. Irgi matot, čia viskas pavaizduojamas su senatvė ir sėda. Klevas mūsų praktiškai kiekvienam kampe sauga, tas pats vaizdas.
labai dažnai pas mus tai, geriausia atveju tokie vaizdai, vidutiniai. Pušis. Ai, teisingai, čia lotyniškai parašyta, bet žodžius gal nesuprato. Tai va pušis. Mes pušį įsivaizduojame miškinę, kitokių nėra pušų. Tai yra rąstinės pušys, ūkinis. Skirtos tam, kad produkcija. Gali būti tokia pusiau apleistoje teritorijoje, negali taip įsivystyti. Bet galima mes turėti tokią pušį, kur, tai yra pušmena vietovės. Tokių yra. Galima rasti ir Vilniuje, tai yra Grigiškių, pavyzdžiui, pušis šiais metais pateikta į medžių, Lietuvos medžių konkursą. Trumpai, pradedame žaisti su medeliais vaikystėje, formuojame aiškius lyderius ir turime gražią struktūrišką medį. Galima mėgėjiškai viską tai daryti. Perspektyvoje turime daugiakamienę medį, kur senatvėje prasidės byrėjimas. Čia man patinka šitas palyginimas. Viršui kūtvila, apačioj tą pačią kūtvilą mes ne per kartą ilgai išginam ir pradedam formuoti medį. Atraskite 100 skirtumų, sunkiai atrasti, šį geriau atraskite. Čia yra šakos, raudonai pažymėtas yra šakos. Jūs nepastebėjote labai. Gerai, reikia medį pažinoti, kad pasakytum, kad ateina užsakovas, sako, tai ką tu jūs padarėte? Santykinai pavadinsim, sumoka 500. Tai sako, krūvą pažiūrėk. Paskui tą krūvą mes sutvarkom ir šis nevienų pėdsakų nelieka. Tai va, ar pažinsite šitą vietą? Nuo šičia maždaug gal 200 metrų. Tiesiai priešais prezidentūrą. Prezidentas išėjęs nuo oficialiuosius tos vartus, jis pakliūna į šitą kiemelį. Tai logika čia tokia yra. Yra ąžuolas, laiks nuo laiko mes jį žeminam, nes turi labai rimtas problemas kelmo lygyje, turi didelės problemas. Čia matosi atrama yra, čia turi problemas, daug kuviniai yra, bet tai yra to kiemo akcentas. Aplinkui vienas kaštonas, ten kitas kaštonas buvo, jo nėra, ir dar čia buvo, 4 kaštonai buvo, dabar belikė tik vienas. Tai ne miestas rūpinasi, vietiniai gyventojai. Ir tas ąžuoliukas sumažintas yra maždaug dabar 5 metrus. Ir taip maždaug kas 2 metai. Ateina tas aukštos klasės, nesakysiu kirpėja, šukuosenos meistrai, tai daroma. Čia turbūt irgi pažinsit. Užutraukis. Taip. Irgi vargo vakarienė, autentiški medžiai. Sodinti, ne pačio Eduardo Andrė, bet pagal jo projektą. Tarybiniais laikais daug kartų iš jų buvo išsityčiota, o dabar po rekonstrukcijos vėl uždavinys yra atstatyti tą, ką manė kūrėjas. Taip turi būti. Ir taip reikia prižiūrėti kas 2 metai. Čia vėl taip pat atrodo. Čia iš tolėliau. Čia naujai atsodinti, kurie buvo degradavę, išnaikinti. Jaunikliai, to pati veiksliai ir ten senusios. O čia liepos, ar ne? Liepos, čia yra hybridinis liepos. Ir biški Vilniaus. Biški Vilniaus. Gal didysis potvynis nėra, čia ne per seniausiai lyg tai pas jūs buvo paskaitę, taip. Bet čia kai atsirado fotografija, lygi tol, nieko nėra. O čia biški tol, gal kitas, aš nežinau, nežinau, tiesiog nežinau. Bet aš čia įdėjau ne dėl to, kad pavyzdžiui, kokia vandens stiprybė. Ir kad reikia užtvanką statyti ten kažkur tai Baltarusijoje. Esmė yra tai, kaip genėdavo. Jos irgi norėdavo suvaldyti tą visą procesą. Grubiai, mūsų galva tai labai nevykusiai, anksčiau laikų tos liepos supūvo, supūdytos buvo ir panašiai. Bet tai Vilnius.
čia Kryžių kalnas, kažkur tai ten. Matot, čia irgi įdomi tuo, kad medžių pasantykinai mažai. Paskui prasidėjo masinis želdinimas kažkada tai. Bet tai dar pradžia. Na, čia Vilnius. Sapiegos. Klevas pakankamai senas, bet tai ne 100 metais. Tai irgi, va, su ta nepriežiūra, matot, kas apačioj buvo darytas daugiakamienis, nu, apačioj išpuvo, išvirto, laimiai, nu, stogą labai lengvai apgadino, nu ir paskui čia mes surišom. Katedros minkšna, nelygi šiol stovi. Nelabai kas kreipia dėmesį į ją. Čia blogai instaliuotas surišimas, tai yra, nu, palaikomasis, kad neįsižiotų į laimį. Bet visiškai šalia įėjimo į katedrą. Taip, šitas Gucevičiaus sodintas, tai iš kairės pusės. O ši čia ne Lietuva, bet čia va jūs tas variantas, kur atlikta maždaug prieš 100 metų, kad čia liepa neįsižiotų per vidurį. Arba kai jau nu, vėl juokingai pasakysiu, kojytės kečiasi, kad dar pusė neperžiūrė. Jeigu žiūrėsite, čia tai yra metalo strypai, suviršta, viduj tai drevė, suviršta, o čia randai, kurie yra užgyję. 100 metų. Čia gal galima sakyti dar po Pirmojo pasaulinio karo daryti. Panašiai, viduj žiūrėkite, irgi strypai, ąžuolas surištas, suvirštas. Čia matot, čia kažkada tai buvo žaibo trenkta. Kitas suviržimas. Irgi viskas sėkmingai užėję, užaugę, medis egzistuoja, nors pilnas, kaip sakoma, viduj šokas galima padaryti. Irgi va, nu, vargana ta liepa, čia tik tai šitą paėmiau, visa šaka ten nuėjusi. Antroji slibino galva, nu, kaklas yra degradavęs. Nu, man šitas jau patinka, čia nežinau. Tai bažnytėliai 400 metų kažkur tai tiek. Ir visą laiką tas ąžuolas buvo. Tai irgi, jeigu žiūrėsite, tam, kad būtų viena kompozicija tos vietovės, lyg tai man atrodo, liuteronė, o ten ar protestantų, nu, ne taip svarbu. Pasirūpė. Išsaugojo. Nu, čia va irgi tokie visokiausi būdai daromi. Pas mus irgi kai kurie bandymai yra, nesakysiu, kad blogai nėra, yra, bet aišku, čia Kew, čia Anglija, šalia Londono yra tas Kew botanikos sodas, kur ten labai jie rūpinasi tais augalais, kaip matote, paremia panašiai kaip ir stelmužės. Paramsto tam, kad augalas gebėtų sulaukti savo tikrosios senatvės, ne žmogaus paskatintas. Na, vėl čia dabar, aišku, dirbtinis intelektai, čia viskas projektuojama yra. Beje, šį čia Radvilų, Lenkijų Radvilų rūmai, nu, lietuvių Radvilų rūmai. Pasodintas platanas, nu, Lietuvoje dar jisai naujas augalas, nors Vilniuje yra. Nu, jis iki stipriai išpuvo, į jį įleistas va yra strypas, šakos pareštas, jūs beveik nieko nematot. Kai nežinot, viskas labai kultūringai padaryta. Nu, Venecija. Kas buvo Venecijoje, vat ir jau klausiu, jūs pasakysite. Ten vanduo, ten nieko nėra. Vadinasi, jūs mažai buvot Venecijoje. Aš į metus po 3 kartus važiuoju, vis medžius studijuoju. Jeigu norite, vien galiu paskaitę apie Veneciją, kaip medžiai. Ne, architektūra įdomu, bet tai vėl, kaip paklausiu jūsų, kiek ąžuolų išpjovė tam, kad Veneciją pastatė. Ten 100 tūkstančių turbūt. Milijonai. Iš kur jūs paėmė? Ten kitokių neėmė rinktiniai ėjo. Tai, nu, turtingi žmonės jau galėjo leisti. Bet jie taip pat galvojo ir apie šitą. Čia yra Venecija. Vanduo 0,5 metro. Grunti jau pakilęs vanduo yra. Taip tai maždaug metro gylyje absoliutus vanduo. Medžiui pasirūpinti ar medžių. Aišku, jūs matot, kilnoja čia viskas. Ir skverai yra, ir viskas yra. Nu, rūpinasi žmonės. Ypač ten, nes ten žalumos, kaip ir tokios
Labai mažai. Čia apie krūmus istoriniai nežinoma, bet nu, jie buvo. Kaip jie juos formuoti. Gerai, blogai, lygi šiol blogai. Dabar blogai. Nu, ką darysim? Čia vat kaip auginti, kaip paskui visą kitą. Einam toliau, šaknynam. Mes čia vis tai apie viršų kalbėjom, bet reikia apie šitą apačią. Kiek viršų panašiai vystosi ir apačioj. Tai va, žiūrėkit. Nu, čia va, stebelis, čia kelmas, kiek jisai savęs užima vietos. Čia galima taip schematiškai. Va šičia pasižiūrėkit. Medis, nu, dažnai nesakoma, nu, va, morkė, nu, ąžuolai, ten turi labai gilią šaknį. Taip, bet jinai, jos pagrindinė funkcija, aišku, vandenį imti iš giluminių ir atrama. Nu, inkaras. Įsileido jisai tenai, o visa kita paviršių. Maksimum priklausomai nuo geologinės struktūros 70 cm. Viskas. Ten tuštuma vakuumas, ten deguonies nėra. Na ir vėl tos šaknytės, galima ilgai nuobodžiai pasakoti apie jas, kaip jos svarbios yra. Kaip statybininkai, urbanistai mažiausiai tai kreipia dėmesį, ar geriausiai gal dar į šukuosiną pasižiūri, bet jau kad iš šaknytės, tai niekam neįdomu. Na vėl grįžtu prie tos pačios. Kamienas, laja ir šaknis. O dar paprašiau šnekant, čia vėl schematiškai pavaizduota, kiekviena iš kamieno išaugusi šaknis, jinai yra vadinama lateralinė arba šoninė šaknis, maitina tam tikrą kamieno dalį. Jeigu mes va šitą nupjaunam, šita medžio dalis, antžeminė dalis atrofuojasi su laiku. Kitaip sakant, vėl gausis plikė kažkur tai šukuosime. Dabar taip yra. Nu, čia irgi šaknis. Lietuvoje tokių nėra. Mangrovių miške, ką ne čia? Nu, panašiai. Bet Lietuvoje tokių, ačiū Dievui, nėra, bet jeigu būtų, tai būtų linksma. Bet panašiai medžiai irgi formuoja orinę šaknis, kas gali įsivystyti. Ir liepos tą daro ir kiti. Ir vėl čia, žinot, paaiškinimai, kokios yra šaknis, ir kiekviena yra labai svarbi. Vėl norint persodinti, prižiūrėti, tai svarbu maitinti augalą. Niekas apie mitybą negalvoja išmesti sąlygų. Vėl čia šaknis tokios, kiek ko vaporingumai praleisti. Nu, čia nebent grįžta. Viršuj graži vėja, žulytė, natūrali aplinka. Dar 10 minučių. Dar 10 minučių. Spėsim. Dar bėgti spėsim. Betoną pluoštai trinkelės. Mūsų nieks negalvoja, kad tai ir vanduo pakiptų. Medžiagas, niekam neįdomu. Suvesti trinkelizuoti, kad damos su aukštais kablukais, kablukų nebežintų. Aš vėl taip juokais. Einam toliau. Kiek reikia tų medžiui, čia projektiniam lygyje. Taip pat, matote, asfaltą nutisim, šaknų nėra, o šičia net jeigu ateiname, tai mes vaikštom mindom šaknis. Spėkit, kas čia? Grybiena? Ne, šaknis, nežinau. Taip, grybiena. Pirmų metų pušies sėjimas. Jos šaknyčio yra tik tai kelias, o visa kita yra grybiena. Tai yra tie simbiontiniai grybai, kurie padeda įsikabinti augalui. Jie iš karto praktiškai atakuoja. Iš tų simbiontinių grybų, turbūt žinote, labiausiai žinomi, tai aišku yra triufeliai, trumai ir tie patys koriziniai grybai. Tai va čia informacijai, kokį plotą užima artimas mūsų kelmučiai giminaitis, kaip čia, 9 kvadratiniai kilometrai. Grybas, vienas organizmas. Tai jeigu prie to organizmo prisišlieja dar kiti medžiai, tai visi jie kontaktuoja tarpusavy. Vėl tas pats, jau dabar garsus tas internetas tarp medžių. Čia tas pats pavaizduota, vėl prisimenu tai, čia bandymai
Net ir Vilniaus mieste mes atlikom tokius bandymus, pavyko išgelbėti medžius. Nes viskas buvo suplukta žemė, trinkelizuota, reikėjo, medžiai pradėjo skursti ir priimam sprendimą tą atlikti. Čia su stelmužės ąžuolo, čia šaknytės stelmužo ąžuolo. Dar čia galiu irgi pasakyti, kad mažai kas turbūt žino, kad prie stelmužės ąžuolo guli apie 300 pirmo pasaulinio karo vokiečių kareivių. Lygi šiol jie guli. Ir kaip pavyzdys tai yra, kad sodino praktiškai, kur šitas žmogus stovi, iki čia buvo tie žmonės susodinti, paguldyti negiliai, kertant šaknis stelmužės ąžuolo. Tai per 100 metų kapai, ta visa teritorija ąžuolo dabaigė. Ir kaip matom, dabar ką matom. Čia raganų eglė, kuri irgi jau mirė, čia visokiausi būdai, kaip pagerinti. Čia atidengiamos šaknis, Vilniuje jau tai daroma, irgi čia mūsų, kaip sakant, yra vienas iš darbų. Reikia kabelį pravesti, mes su orapačių kastuvu prasikasam, kabelis pratęsiamas, praktiškai medžio šaktas nenukenčia. Nes kavatoriukas nutraukdamas šaknis viską, kabelį praveda šitokiu būdu. Va taip, šaknis atidengiamas, jeigu reikia kažką tai ten daryti su juo. Užsiimam ir šaknų genėjimu. Šaknis kaip laja, taip ir šaknis yra genimas. Čia va irgi pravedamas skaitysim, kiek ko reikia. Kurgi priartėjus prie medžio, kiek dar galim priartėti. Kasant tranšėją, pavyzdžiui. Šitas turbūt nereikėjo pasakoti, čia išėjus mes jau galim rasti. Nes va, vėl tos pačios lateralinis šaknis eina į visų, jums reikia oro. Tam, kad maitintis, reikia oro. O žmogus savo veiklą, viską tankina, sutankina ir panašiai. Čia va, žodžiu, čia Briuselis, bet esmė tokia. Irgi greitai pereisim, kad naujiems medžiams jau naujai pasodinamams. Kažkada tai čia prieš keletą metų buvo 6 juostų gatvė. Jie tą viską panaikino, dabar žodžiu, daro žalę tokia. Jau, einam čia. Bandymai Vilniuje yra, bet kol kas nesėkmingi. Čia vėl, kaip visuomet, aišku, kažkur tai ten pas draugus, bet va, kaip matot, jūs vaikštot atsitrinkelizuota, bet viskas pakelta, tą vadinami root bridge, tiltukai virš šaknų. Čia irgi 3 boksai vadinami, medžio boks, dėžės, kuriuose medis turi vietos vystyti šaknis, turi ir oras paduodamas, ir vanduo, ir trąšos, ir revitalizuojama laiks nuo laiko, atgaivinama ta teologinė visa apsuptis žarnynų šitą dirvožemį. Čia va viršuj irgi, kaip priima Olandai. Ar jūs pasakysit, kad čia buvo kažkada tai gatvė? Nepasakysit, kaip ir šičia. Naujai perdarytos gatvės. Medžių vietos yra. Jie tiesiog ten jau projektinėms. Miesto valdymo mastu jau jie tai žiūri, kad išsaugoti tos augalus. Tai čia va jau Vilniuje kažką tai panašu, bet čia visur yra tie boksai. Neleidžia suspausti dirbą. Matot, vėl čia viskas valiai. Mašinos gali privažiuoti. Medis nespaudžiamas. Čia va iš plastikinio panašiai daroma. Va čia žiūrėkit. Jeigu iš ten skerspjūvį nuėjimas, medelis. Pas mus tai kiek yra, tiek yra. O naujoji, tai sakysim, priežiūrai. Skirstama gerokai daugiau. Ir kabelius pratęsė, viską galima sutvarkyti. Čia va yra linijinis želdinimas. Matot, šaknis irgi palenda, paruošiama, kad palystų po visą kitą dangą. Čia tikėtina Vilnius bus neužilgo. Tikėtina. Kažkur tai mėginimai nemenki yra. Daug paėjėta į tą, bet vis tiek nesigilinta į tą normalų medžio
priežiūra. Čia baisiau. O tai buvo Vilniui, galiu iš karto pasakyti, nes viskas buvo išnaikinta. O einama link to, kad šiandien, reikia irgi pakalbėti, kad šiandien yra biologinės įvairovės diena. Nors čia Europoje, bet ir Lietuvoje, tos visos pačios problemos. Daug gyvūnų, gal reikėtų kitaip sakyti, daug organizmų, miestai yra sunaikinti. Vilnius tame tarpe. Bet yra gera žinia, kad gamta prisitaiko prie miesto ir daug, net ir raudonos knygos eksponatų, gal vadinti, ir dabar galime surasti pačiam Vilniuje. Apie tai irgi kalbėsiu. Čia medis, jūs įsivaizduokit, medis tai yra daugiabutis, tai yra buveinė daugeliu kitam gyventojui. Žmogui tame tarpe irgi. Čia vėl simboliškai. Čia kiekvienas butukas, kiekvienas organizmas turi butuką. Nes gamtoj tuščios vietos nebūna. Medis sensta, jis yra ardomas įvairių, žodžiu, ardytojų ir toliau kiti ardo, kad vėl galėtų iš naujo atgimti gyvybę. Tai čia, matot, pagal jūsų poreikius užsisakote, ką norite. Suprojektuos, jums padarys, o viskas jau yra gamtoje. Ir kiekvienas vabaliukas pasirenka. Vieni čia gyvena, kiti ten gyvena. Matot, čia viskas yra ant to medžio. Na, čia nors ir ne Vilnius, bet vis tiek. To mes jau labai retai sutiksim. Tai kultūriniai, iš tokių minėjų aplinkoje. Nors čia vidury miesto, ne Vilnius. Tai prabėgsime. Ir va pagaliau. Bet čia tik pagaliau. Šitas vabalas labai reikšmingas. Ir aš, jeigu pamenat, sakiau, kad ne mano tiesa aš dar nerodęs, bet biškį vėliau. Šitas vabalas laikoma, jeigu jisai toj vietovėje yra aptinkamas, tai yra, jisai kaip skėtinė rūšis, turėtų būti saugoma viskas, kas gyva po to tamare, toj teritorijoje. Šitas vabalas, garsus vabalas, dabar Europoje itin saugomas, ten su visokiausiom deklaracijom. Ir labai trumpai čia, perbėgsim čia apie biologinę įvairovę. Kas siejama su senais medžiais? Jaunuose medžiuose šito nėra. Čia va tokia drevė, tokiam kitam pjūvyje. Drevė gali gyventi paukščiai, šikšnosparniai, žinduoliai, vabalai, vabzdžiai, žodžiu, ten gyvybė klesti. Miestelėnai dažniausiai to purtomis, baisu kažkas tai tokio. Pavojai kažkokie tai, bet tai yra natūralus senėjimo procesas. Kaip pas mus spuogas išauga, tai plikė atsiranda, taip ir čia. Tai čia obelis irgi seno vilnietiško sodo išlūžusi. Dėl nepriežiūros. Galim buvo neleisti išlūžti, bet niekas neprižiūrėjo išlūžti. Jeigu matote, va šičia yra Marmurinėms raudonoji Lietuvos raudonoji knyga, veiklos požymiai. Gyvena. Sodė gyvena vidury miestą. Čia kiti gyventojai, kurie gyvena senuose medžiuose. Čia yra Miegapelė 100% senajam Vilniui, arba prieš Vilniniam Vilniui, prieš istoriniam Vilniui. Viskas šitie gyveno čia vidury miesto. Šiek tiek vėliau. Dabar čia ir kerpės, šita kerpė. Jinai siejama su senais ąžuolais. Irgi su senu ąžuolu. Erkutė, dar ją žiūrėti reikia lūpos, bet jinai yra plėšrūnė, jinai naikina, nelabai draugiškus vabzdžių lervas naikina. Tai yra mūsų irgi biologinės įvairovės gyventojas, tas, kuris gyvena. Tai tokia, kur pusę milimetro padariau važiuoti. Jo, mažiutas visiškai. Taigi gerėti. Jinai gerėti, jinai plėšrūnė, jinai labai plėšrūnė. Tai irgi yra medis, grybas, nes grybo viduje gyvena įvairūs uodai, kurių mes nemėgstame, kitokie vabzdžiai ir panašiai. Jeigu apie tai kalbėt, tai
Tai va čia išlūžo, nu, ne šitas išlūžo, bet šalia išlūžusio medžio. Irgi, matot, spuogai ant medžio, nu, grybai, kurie gyvena, kurie paplitę po visą medį. Nu, vėl čia jau miesto nepriežiūra su trimbriu. Gal iš vakaro jie buvo, nu, paėmė, aš nežinau, rankos drebėjo, nu, žodžiu, pažįsti. Sapiegų parke labai žiauriai tokių yra. Kas jūsų manymu šičia yra? Dar grybas kažkoks. Ai, ne, čia puto turi būti. Pinoplastas. Grybas? Koks grybas? Oi, ne. Raudonolė geltonpintė, ne? Taip. Kas? Nu, jau ten Kas? valgomoji geltonpintė. Esmė yra ne tiek pasidžiaugti, kad jinai yra, jos daug kur yra, ir Vilniuje pilna jos yra. Bet tai medis čia po gaisro. Gaisras neišnaikino to gyventojų. O jinai yra valgoma. Dabar jau galima rasti. Nu va čia iš Sereikiškių parko. Nesiryščia valgyti. Vištiena, labai skani. O paruošti ant sviestuko? Taip. Reikia kalbus ir daugiau. Tai va čia yra Sereikiškių parkas. Viskas tas yra čia pas mus pašonėje. Nu, čia tiesa ne Sereikiškių parkas, bet Rozalimo ąžuolas. Jisai tą geltonpintę turi, kiek fiksuojama, tiek jisai ją turi. Ąžuolas labai didelis, galingas. Tai čia kaip mūsų nagų grybelis, nu. Čia ekologinis požiūris pas pačią. Nagų grybeliuose nenorėčiau. Yra dar 100 kitų grybelių, ko mes nežinom. Tai ateis laikas, kai va šičia, pavyzdžiui, nu, gal tolokai nuo miesto, bet vis tiek miestas. Buvęs dvaras, dabar botanikos, Kairėnų botanikos. Ta pati valgomoji geltonpintė Uosėje. Tolėliau gal kokią porą metų Uosės ir pašakno kelmas yra, jau jis sturnys, jinai išlenda tenas vis tiek. Na, gyvena, šaknys jinai gyvena. Šaknis pūna, bet, nu, negyvena. Nu, jau čia raudonoji knyga. Čia, jo, šitas yra Vilniui. Nesakysiu, kur, nes čia raudonoji, negalima skelbti tų, nes išeisit, suvalgysit, panašiai, nulaušit. Čia irgi Vilniui. Nu, čia ne Vilniui, čia Kauno. Čia irgi raudonoji knyga. Vienetiniai vienetai. Nu, o čia prieš jūs kas. Nu, pavadinimas tai yra. Net ir sufleravimas yra. Čia Vilnius. Labai sėkmingai prieš porą metų išnaikinta. Subačiaus gatvė. Nu, Aina gal ten labiau žino. Šalia vienuolyno. Misionierių? Raudonoji knyga. Ta pati raudonoji knyga, tiesa, nuo Antakalnyje, bet jau galbūt šį pavasarį sunaikinta. Šitą irgi daug kur yra. Vėl jau pats pavadinimas. Rusiagrybis, jei galima rasti. Nu, čia likutis. Netoli Vilniaus. Nu, vis tiek, Uosio, galingų Uosio likutis. Irgi buvo alėja kažkada, taip, bet pašalinta. Nu, vėl čia tie dalykai. Tai va, mūsų pagrindinis dabar toks principas. Neužkariauti, o darnoje. Nu, čia va darna tokia yra. Ir Vilniui galimai, jeigu mes žalėsime, nu, darėsime, toliau auksime tą prasme, tai panašiai va turėtų būti. Nu, galima sakyti, kaimas. Nu, o čia jau pereinam prie Vilniaus atveju, bet dar ne prieš istoriją. Čia va, 2 metai, 3 metai atgal. Nuo šičiai pėsčiom eiti 3 minutės. Čia tas universiteto kelias, kur išgriuvo? Nu, čia universitetas, ne. Bet šalia. Gerai. Skalpo gatvė. Paskalpo gatvė. Kiemelė. Taip sakysim, ta moteris, nu, kuri mus kreipėsi, tai jos močiutė sodino. Nu, čia kažkur tai, nu, apie 100 metų. Bet tai, žinot, čia filmuota iš, nu, kaip sakant, iš kiemo. Nelabai matoma kas ten. Matot, urbanizacija, negana to, kad, nu, namai aplinkui, medis gaunasi kaip šulinį tokiam, bet einama arčiau,
Nu, žiūrėkit, kiek mašinėlių privaryti, visus stovi ant šaknų. Bet dar neišgrįstas vienas, tai pataruota. Palaukit, tai tuoj prieisim prie to. Koks Jie ten čia jau norėjo tą daryti. Koks čia metas? Maža metų lieka. Jeigu vėl kabinėtis blogai išgenėta, bet tiek to, vis dar stovi vis tiek. Tai va matot, viskas čia. Čia lygiai pridėta akmenim, užbetonuota prie pat. Nu, bet akmenys tai yra nestaltas. Apačioje betonas, čia ne taip akmenys sudėti. Ne taip, kaip kažkada tai karvės. Aš galvoju, kad Jo. viskas. Tada įkaldavo, o dabar... Taip, bet ten įkaldavo, o dabar... Jo, tai va, čia kultūros paveldas, kaip sakant, nu va, šalia. Tai va, žiūrėkit, kaip ta namų Liepaitė, nu, skursta iš tikrųjų. Negana to, kad va, papilta, nu, žodžiu, užpilta, pakelta, jinai dusinama ir panašiai. Nu, gyvena kažkaip tai kapstus. Čia va jo šaknynas, va, žiūrėkit, grįžtam dabar, va, kaip šį čia pažiūrėkit. Jo šaknynas, viskas paviršiai ir kiek nueina už. Nu, čia piešta, aišku, ne jos būtent, bet tos rūšies. Ir va šį čia vaikų žiūrėsite, kamienas. Praktiškai jinai visą kiemą, visus rūsius jinai užvaldžius turėtų būti. Nu, o čia va Vilnius. Parodykit nors vieną metą. Nu, geriausia atveju čia, nu, tebūnie krūmas. O tai ten namukai? Ten namukai. Ten namukai. Negrieždavo medžių. Dėl to man pasakyti, kas buvo tais laikais, nu, aš negaliu. Tiesiog, nu, ką tu bežiūrėtum, kol neatsirado fotografija, anksčiau menininkai. Ten miesto matai medžiai. Kažkur. Nu, tai ten miškai. Ten Ir tai simboliškai man. Ten vileikai ta pusė. Ten yra... Simboliškai. Čia, Nu, bet iš- ar tokia buvo, nu, kas jį gali pasakyti. Nu, aš einu per to, ką aš atradau. Nu, čia irgi, ne taip senai, nu, kažkaip gal kokie 100 metų. Atsirado fotografija, pradėjau įamžinti, daug ten tų buvo menininkų, kurie tai viską darė. Nu, pavieniai medžiai matomi, jų jau dabar nėra. Bet vėl galima tą kaitą. Kaip kitus miestas. Ar jisai buvo toks žalias, ar mums tik tai, nu, vėl teigiama yra, kad žalias buvo. Nu, vėl matot, nu, jau kaip fotografija atsirado, kažkas tai bandoma įamžinti, kažkokie siluetai medžio atsiranda. Nu, o šį čia Antakalnis, ne taip senai, 56 metai, nu, žodžiu. Nu, toliau, kad tas Antakalnis nuo čia, bet vis tiek, jau dabar artimas. Žirmūnai, matot, plika visur. Dar paupiuose, kur sunkiau išimti tuos medžius, tai likdavo. Visa kita būdavo džiūrių ir viskas. Nu, o dabar nusileidžiame prie mano, nu, tokio, na, nesakysiu atradimas, bet jau kažkas tai tokio įdomesnio. Šventaragio slėnis. Nu, turbūt visi buvo dabar ten ties to tankai. Nu, ne tankai tenais, aišku, bet tai vis tiek. Ir tas vabalas. Kas sieja Šventaragio slėnį ir šitą vabalą? Sieja ąžuolai. Ir būtent seni ąžuolai. Šitas vabalas buvo rastas, nu jo tiesa likučiai, kūno dalis, kevalas, buvo rastas kasinėjant valdovų rūmus. Rastas senam, nu tam sluoksnį, kultūriniam sluoksnį, nu tai dar gal nebuvo, arba pradžia kultūrinė sluoksnį. Nes ten irgi pakanka, tada, nu, taip ir buvo šlapžemė ir panašiai kaip Venecijos šituose, skaitysim, toj drėgmėj, daug kas yra išlikę lygi šių, nu, lygi archeologų atradimų. Tai va buvo šitas vabalas atrastas. Iki Vilniaus atsiradimo, tai datuoja. Klausimas, iš kur jis ten atsirado? Artimiausia, jeigu iš čia dabar žiūrėti, artimiausia ąžuolynai, kurie potencialus galėtų būti namai šitam vabalui, nu, pakankamai aukštai, skaitysim, Verkių ąžuolynas, nu, gali būti Pučkorių dar gal kažkaip, bet tai čia visi šitie jauni yra medžiai, palyginus su tokia, kiek tam vabalui, nu, tam keltui yra metų. Tai va, tai darom tada, nu, aš atradau tokį, nu, dar neįrodyta, dar nėra mokslinių straipsnių, nėra įrodymų iš vieno vabaliuko, sunku tai pasakyti, bet kad toj vietoj turėjo būti senas ąžuolynas. Ir pagal legendą ten tipo teigiama, kad ten buvo kažkada tai, nu, kažkoks žynys,
kurio vardu ir pavadintas Šventas Ragas. Ir turėjo būti senų ąžuolų. Kas dabar ąžuolų yra? Nu, prezidentūroje yra, tas pats Reikiškių ąžuolas yra, bet jie palyginus su tais yra jaunikliai, nu, vaikaičiai gali būti. Tai vadinasi, tuose senuose ąžuoluose turėjo būti šitas vabalas. Tai gal keli daryti prielaidą, nu, įvardinkite spekulaciją, bet nesąmonę, kaip norit, toj vietoje egzistavo. Ir va, gerai. Ir šitie, nu dabar čia buvo, ne per seniausiai vyko ir tebe vyksta kitas toks, Osmoderma vadinasi projektas, kaip tik jo vardu, šito vabalo. Tai bandymai sugrįžinti buvo ir yra. Verkiuose yra, aš jį be to projekto atradau Sapiegų parke. Verkių parke irgi atradau. Nu, šitam, skaitysim, centrinėje mieste netradau. Gal tiesiog oras užtertas ar kažkas. Nėra to vabalo. Einam toliau. Prieš kaip vabalo, šito vabalo, o jeigu žiūrėsite Osmoderma barnavita, arealas, paplitimas Europoje. Toks pat paplitimas yra, kito vabalo labai artimo, praktiškai tik tai genetiniam lygiai mes galime skirti, yra kito vabalo. Praktiškai visą centrinę Ameriką, Europą užima. Visi jie daugiau mažiau kildinami nuo Viduržemio jūros. Čia yra dar smulkesnės tokios rūšys, dar Amerikoje yra, Japonijoje yra. Nu, o prieš jūs, kaip ąžuolas atkeliavo į Lietuvą. Jeigu pasigilinti dar giliau, prieš kokį 13 000 metų, nu, visas Vilnius buvo ledynmetyje. Ledynui pasitraukus, jisai praktiškai viską išnaikino beveik visoje Europoje, galima sakyti, bet tas atšalimas didysis, kuris buvo prieš tiek metų. Visa gyvybė praktiškai buvo išlikusi, nelabai čia matosi Elnias, va čia, žemiau, piečiau Alpių gyvybė buvo. Kai prasidėjo atšilimas, kuris praktiškai dabar dar tęsiasi, tai gyvybė pradėjo grįžti į tas vietas, kur atsirado laisvi plotai. Ir ąžuolai, jeigu žiūrėsite, yra Vilnius susikerta dvi tokios pagrindinės genetinės linijos ąžuolų. Iš Italijos kildę, apėję Alpes, ąžuolai pasiekė maždaug Lietuvą. Lietuvą, Vokietiją, Lenkiją šičia. Kita linija iš Balkanų keliavo, irgi aplenkiant, skaitysim, visus kalnynus, iš rytų, iš Rusijos. Iš to tai va, tai gaunasi taip, kad žiūrėkit, ąžuolai Lietuvoje yra realiai irgi atėjūnai, nes mes nežinom, kas buvo iki ledynmečio. Nu, nežinom, nėra, išlikimų nėra. Tai genetiškai dabar įrodyta, kad jie taip keliavo, čia dar kitos linijos, bet jau mes jų neturime skaityti. Tai Lietuvoje kertasi dvi linijos. Tai dabar jums mokslinis atradimas, ar nėra sutapimų. Vabalo paplitimo ir... Tai mes tik darom, tai jau čia moksliškai įrodyta yra, kad tie vabalai atėję pas mus iš tenai. Ir jie gali ateiti tik tai su senais ąžuolais. Nėra seno ąžuolo, ir vabalo nėra. Tai va, ir į Lietuvą jie atkeliavo kartu su, išplito kartu su ąžuolais. Ir Šventaragio slėnyje turėjo būti tokia buveinė, senų ąžuolų, kurie dingo. Čia daug yra spėlionių, versijų panašiai, išnaikinti. Su krikščionybės atėjimu, tai gal buvo ir specialiai išnaikinti, sunku pasakyti. Bet rezultatas to tyrimo labai paprastas. Šiukšlių, galima sakyti, tam šiukšlių duobėj, kur buvo rastas tas vabalas, kultūriniam ten užkrauta, ten pilna, juodasis ąžuolas, kad tik tai galėjo susiformuoti.
jisai, nu, iš pušų jis negalėjo atsirasti. Jis turėjo būti seni ąžuolai. Drevėti, brandus, senstantis ąžuolai. Kuriuose galimai ir ta visas, skaitysim, buvo šventovė, gal buvo prieš istorinę ir panašiai. Einam toliau. Nu, šitą turbūt vietą žinot, įsivaizduojate. Ir čia turėjo būti ąžuolynas. Čia tai medeliai pavaizduoti, bet irgi kasinėjimo metu buvo rasti, šitoje va, kažkur tai čia vietoje buvo rasta trobelė. Likutis trobelė. Nu ir kaip, aišku, įdomu, iš kokiai. Ar iš ąžuolų daryta, ar visada pušis. Ir tikėtina, kad statė tai jau iš Kalnų parko, kur nors skaitysim, pušų. Niekas tai neverda, bet labai toli. Vėliau ten prisidėjo tos, bizniai visokiausių, medienos pardavinėjimai ir panašiai. Tai va, tai jums pušis tikėtina buvo vežama iš grente esančių miškų, praktiškai nuo Kreivosios pilies kalnų, turbūt, aš nežinau, tai gali spėlioti. Nu va, tokia ta buvo trobelė. Tai ne rūmai, ne valdovų rūmai, čia dar visi tie, prieš istoriniai. Į Gedimino gal dar net ten nebuvo. Ir vėl galima sakyti, kur jis sapnavo tą sapną. Čia daug gali būti išvedžiojimų. Nu va, tai ta trobelė, va taip dabar čia rekonstrukcija tokia yra. Taip, kad galima, vienu atveju, tai mes žinome tiksliai, kad taip, tam prieš istoriniam buvo pušis. Matot, čia nelabai matosi, bet skaitysim iš to padarimo. Nu, nelabai tokios jau didelės pušis. Rastai tie panaudoti. Na ir viršų mėgstų žodį. Kiek dar laiko turim? Taip, transliaciją gal baigiam tada, o jau tą mūsų pokalbį... Beje, dabar jau vėl ne ekranui.